Tai tokia trasos pradžia. Eisim šiandien apie 5-6 valandas. Šiandien pranašavo lietų ir audrą, bet va kiek žmonių neišgąsdino tokios orų prognozės. Na, savo žygį pradėsim nuo čia ir eisim va taip slėnių ir eisim į tarpeklius. Kalnų nameliai. Vyresnio amžiaus žmonės, mamytės su vaikeliais gali rinktis važnyčiotojus su arkliukais ir keliauti po slėnį su arkliais. Nu, bet į kalnus žinoma neįkopsi. Laukia klientų. Kuo toliau, to vaizdai bus vis gražesni. Praėjusiais metais jau čia buvom ir atrodo, ką čia daugiau veikti, bet žinot, kaskart ar kasmet čia gamta irgi keičiasi. Svetlana susiruošė haikinimui normaliai, žiūri, trekingo batai, lazdos, kojinės. Ir matos, kad žmogus ruošiasi rimtai ir toli eisim šiandien. Kalno avelės ir čia pat galime paskanauti avių sūrio. Tokia mintis atėjo, kaip ir gyvenime. Na, ne visada viskas eina taip sklandžiai pagal planą. Taip ir čia kelionė išėjom, galvojom, nu pasimėgausim kelionę. Bet gerai, kad buvome pasiruošusios bet kokiem netikėtumam. Taip ir gyvenime negalim tikėtis, kad nieko nebus, bet turim būti pasiruošę. Nebeįlipsi. Gražu. Ilgas žygis būtina yra pratampyti kojas ir nugarą. Psalmėse aprašyta, kad rūksta kalnai nuo viešpaties šlovės. Tikrai galim pamatyti, kaip jie rūksta. Na, iš tiesų neįmanoma perduoti to grožio, kalnų ir didybės. Bet nors tiek ir savo prisiminimui, ir jūsų pasigrožėjimui. Vovos Kraku. Bet mes ir jį praėjom beveik.
nieko eit, bet labai slidu. Mūsų laukia dar didesnis iššūkis, netrukus pamatysit. Mūsų laukia štai toks iššūkis. Bet mes jam pasiruošę turim specialias pirštinės, nes metaliniai laiptai labai slidu. Lipam. Čia linksmoji dalis. Jo, žiūrėk, kur tau patogiau kabintis. Nu, bandom į viršų, tu atsikvėpsim. Ir tai dar ne pabaiga. O. Tenka kopti ir taip. Grandinėmis. Vienas toks sudėtingas ruožas praeitas. Esam labai aukštai. Bet panašu, kad kilsim dar. Čia toks urvas. Iš ten pareina kiti žmonės. Irgi įdomus ruožas Uvoje. Lipam tik kalnu, supratau vieną labai paprastą taisyklę. Turi neskubėti. Turi žiūrėti kiekvieną žingsnį. Ir nežiūrėti viršų, nes atrodo, kad tai yra neįveikiama. Bet kai žiūri, stebi savo žingsnius, stebi, kur įsikipt rankomis, kažkaip taip atsargiai ir praeini. Visą dieną griaudėjo šiandien, tai palyja, tai pažaibuoja. Pakili parapšnuojam zuikio kopūstus, tai aviečių. Girdisi, kaip griaudė muzikinis orkestras kalnuose. Tie medžiai. Na, kaip sakom, šitai kelionė tokio fizinio didelio pasirengimo gal ir nebūtinai reikia, bet būtinai turėti gerą avalynę su protektoriais, kad neslystų. Ir va tokias pirštinės, nes reikia lipti grandinėmis, laiptais, kartais uolomis 4. Tai pirštinės yra būtinas, ypatingai jeigu palyja, kaip šiandien, metaliniai laiptai, metalinės grandinės, tikrai būna slidu ir akmenys slidžios, todėl batai turi būti tikrai geri. Koks nuvirtęs medis. Išeina į tokią pivelę. Grožis. Ir vėl pradeda lyti. Ojoj, kas užaibavo. Gyvūnėliam žolę pjauna. Kai labai slidu ir statu, geriau šonu lipti. Jauna kalnų žolytė, turbūt gyvūnėliam. Kaip filmuojant neeina perduoti to tikro grožio, o dar labiausiai neeina perduoti tų kvapų. Ir ypatingai dabar, kaip jauna ta žolė, tokie kvapai nerealūs. Nuėjom dalį kelių, sustojom pailsėti, pavalgyti tokiam kalnų namelį. Dabar yra 14:10. Manau, dar porą valandų užtruksim. Ką, trumpam buvom sustoję, persirengiam ir dabar žygiuojam atgal. Į priekį užtrukom 4 valandas, tikrai tokia, sudėtinga gana trasa buvo. Lipom ir grandinėm, o dabar prireikė net tų lazdų kai kam. Ir tiesiog eisim dabar apie 2 valandas atgal. Be
ką, iššūkis įveiktas. 6,5 valandos, 20 500 ir kalorijų 1311. Esam pavargusios, bet labai laimingos. Gavom ir saulės, ir lietaus, ir perkūnijos, ir žaibo, bet mes nepasidavėm. Išėjom iš namų 9:30, grįžom namo po 5. Tai va tokioj vietoj gražioj gyvename. Ir tai mūsų vila, namukas.